Kiek jūsų vaikas sirgs šiemet? Ar įmanoma atspėti? Pažaiskime su kamšteliais. Pirmiausia, jeigu jis lanko didelę darželio grupę, tai tikrai yra rizikos veiksnys. Taip pat, jeigu jis lanko privatų darželį, kur visos grupės susitinka vienoje patalpoje. Jeigu jis turėjo mažai kontaktų ir tik dabar išėjo į darželį ir mato daug vaikų. Jeigu serga astma, astminiu bronchitu arba turi rimtų alergijų. Jeigu silpnas pilvukas. Jeigu namuose būdamas sirgo 3 kartus per sezoną arba daugiau, greičiausiai tai yra vaikas, kuris tikėtina sirgs nemažai. Tačiau yra ir gerų žinių. Jeigu vaikas lankė būrelį ir vis tiek mažai sirgo, greičiausiai jis yra iš stiprių. Jeigu jis turi brolių sesių, kurie lankė darželį ir vis tiek sirgo mažiau negu 4 kartus per sezoną. Jeigu jūs patys esate sportininkai ir gamtos mylėtojai ir bet kokiu oru būnate lauke. Arba jeigu jūsų vaikas turi gerai treniruotą kvėpavimo sistemą, pats pripučia balioną, groja dūdele, garsiai dainuoja, turbūt turite stiprų vaiką.